Šiame epizode aptarsiu XH2S Fuji kameros naujo F-Log 2C formato galimybės. Neseniai atėjęs atnaujinimas, aš pasidariau keletą testų ir iš tiesų man paliko labai gerą įspūdį. Tai aš filmavau prie tamsaus apšvietimo tam, kad pasižiūrėt galimybės. Dar papildomai nuo kalėdinių lempučių yra mirgėjimas, flikerinimas vadinamas, tai aš dar naudojau tokią labai gerą programėlę, kuri labai gerai išvalė visą flikerinimo efektą ir šviesa tampa pastovi ir nemirganti. Norint atitinkamai išgauti spalvas, kadangi F-Logas jisai toks kažkiek bespalvis, be kontrastis, tai naudojau būtent F-Log 2C pritaikytus LUTs, kurie labai gerai konvertuoja spalvas, jog būtų viskas savo vietose ir gražiai atrodytų. Taip pat dar papildomai filmuojant lemputes nusprendžiau išbandyti ir Dehancer įrankį, kur uždėjau Bloom ir Halation efektą tam, kad lempučių šviesa taptų minkštesnė ir nebūtų labai aštri, tas sukuria unikalų vaizdą. Taip pat atlikau dienos metu testą, tam, kad žiūrėčiau galimybės, kiek galima susitvarkyti su šviesa ir uždėjus LUT bei atlikus nedidelį color grade, kontrastų šešėlių, gaunu išties labai įdomų rezultatą ir esu tikrai labai patenkintas. Aišku, šiek tiek gelbėjo, jog tai apsiniaukus diena, bet pakankamai šviesu buvo filmuot. Nenaudoju jokių papildomai ND filtrų. Taip pat galima tikrai išgauti labai gražų, natūralų veido atspalvį. Tai atlikus nedidelį color grade bei su LUT tikrai labai džiaugiuosi rezultatu. Tai filmuojant dienos metu ypač labai patiko, jog pakankamai gerai galima išgauti dinaminį režimą tiek šviesiuose, tiek tamsiuose vietose. Tai jeigu jums patiko šis epizodas ir norėtume daugiau sužinoti apie filmavimą, tai rekomenduoju sekti mano kanalą ir taip pat galite jau pasižiūrėti anksčiau įkeltą epizodą apie Dehancer įrankį. Tai susitiksim kituose epizoduose. Iki.